Ankstesniuose savo įrašuose dalinausi prognozėmis apie galimai artėjantį dar vieną pasaulinio masto įvykį, kuris yra susijęs su 7 antspaudų pranašystė. Šis įvykis, kaip ir pasaulinė viruso pandemija, ir vėl prikaustys viso pasaulio dėmesį, nes antrajam apokalipsės raiteliui buvo duota valdžia atimti žemės taiką. Kaip jau minėjau, tai veikiausiai bus konfliktas tarp didžiųjų pasaulio religijų – krikščionybės ir islamo. Šio konflikto apraiškas jau matome pasaulio scenoje, nes pamažu vis labiau kaista situacija tarp Izraelio ir Palestinos. Žiniasklaida nerodo mums, kaip Libano paplūdimiuose yra bombarduojami nekalti civiliai, ar kad Gazos ruože yra šluojama viskas, kas stovi ant žemės. Jie yra per daug užsiėmę muilinti smegenis, kad vyksta karas, nors Hamas grupuotė, su kuria tarimai kariauja Izraelis, yra tarsi nematomas priešas. Kažkaip reikia pateisinti visą tą agresiją prieš palestiniečius, kurie neturi nei oro pajėgų, nei laivyno, nei pažangios karinės technikos. Bet kažkodėl kita šalis įsiveržė į šią teritoriją ir lygina viską su žeme. Aišku, kaip diena, kad visas tas bombardavimas atlaisvina labai daug nekilnojamojo turto strategiškai svarbiame regione. Neteigiu, kad žinau, kas ten vyksta iš tikrųjų, bet naujienų portalų pateikiama oficiali versija yra toli gražu nuo tiesos. Privalome išlikti budrūs ir atminti, kad tai yra karas paremtas apgaulė, o apgaulės tipų spektras yra platus – dezinformacija, informacijos slėpimas, maskavimas, melas ir taip toliau. Tie, kurie studijavo karo strategiją, žino, kad karinių pajėgų organizavimas tai yra karo menas. Sekantis šio konflikto etapas bus Europos šalyse budinčių šnipų aktyvacija. Tai agentai, kurie laukia ženklo pradėti daugybę atakų strategiškai pasirinktose vietose, kuriuose yra didelės musulmonų atvykėlių populiacijos. Šių agentų darbas yra inicijuoti religinio pobūdžio atakas ir paskatinti į konfliktą įsijungti musulmonų pabėgėlius visoje Europoje. Kadangi jau iššifravome, kad antrojo antspaudo tema yra durklas ir ugnis, galima tikėtis durtinių atakų prieš žmones ir infrastruktūros elementų padegimų. Sinchroniškai, olimpinės žaidynės prasidėjo su koordinuota teroristinė greitųjų Prancūzijos traukinių tinklo ataka, kurią sekė trumpas elektros energijos tiekimo nutraukimas. Tikriausiai esate pastebėję, kad per pastaruosius 10-15 metų krikščionybė dažnai tampa pajuokos objektu. Tai religija, iš kurios pasaulyje šaipomasi daugiausiai. Tai buvo akivaizdu šios vasaros olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijos metu. Ši provokacija suveikė. Krikščionys visame pasaulyje yra pasibaisėję ir įsiutę, o viso to rezultatas – dar labiau supriešinti žmonės. Visi puikiai žinome, kas nutinka, jeigu kažkas bando pasišaipyti iš islamo arba judaizmo. Visa tai yra kruopščiai planuojama jau daugelį metų ir mes pamažu pradedame matyti, kodėl. Visa ta karo agresija ir artėjantys išpuoliai yra skirti sukelti krikščionių pasipiktinimą, kad politinėje scenoje galėtų iškilti nauja, neokonservatyvių krikščioniškų pažiūrų politinė partija, kurią tyrėjas Jasonas Breširsas pavadino krikščionių reichas. Neokonservatizmas tai politinė ideologija pagrįsta konservatizmo pagrindinėmis vertybėmis ir pabrėžta agresyvia užsienio politika, kuri yra kurstoma religija. Donaldas Trumpas šiuo metu yra įvykių centre politikos scenoje. Neseniai viename iš savo mitingų krikščionims teigė, kad jei laimės, jiems nebereikės balsuoti. Jis sakė, krikščionys išeikit ir balsuokit. Tik šį kartą. Daugiau jums to daryti nereikės. Dar 4 metai, žinote ką? Tai bus sutvarkyta. Viskas bus gerai. Jums nebereikės balsuoti, mano puikieji krikščionys. Ką reiškia nebereikės balsuoti? Įdomu tai, kad frazė tai bus sutvarkyta angliškai skamba it will be fixed. Būtent žodis fixed, kuris taip pat reiškia iš anksto sutartas, buvo plačiai naudojamas apibūdinti paskutinių rinkimų rezultatus. Jis dar pridūrė, aš myliu jūs krikščionys, aš pats nesu krikščionis. Žinoma, dauguma jo palaikytojų sakys, kad iš tiesų jis sakė, aš pats esu krikščionis. Bet aš girdėjau ne tai. Galite sakyti, kad kabinėjusi prie žodžių, bet juk puikiai žinome, kaip veikia padarai. Jie transliuoja savo planus per pramogų industriją, dažnai maišydami tiesą su melu ir pateikdami mums viską prieš nosį. Bet tik mokantys skaityti tarp eilučių sugeba išvelgti užslėptą žodžių ir įvykių prasmę.
Žiūrint į Donaldo Trumpo rėmėjus, susidaro įspūdis, kad jį palaikantys krikščionys Amerikoje jį mato kaip išganytoją, kuris ateina išspręsti visas jų problemas. Kai kurie net sako, kad Trumpas yra antrasis Jėzaus atėjimas, o jo priešininkai, priešingai, dažnai jį tapatina su Antikristu. Padarai ir toliau tuo naudojasi, sėkmingai skaldydami ir valdydami nieko nenutuokiančius amerikiečius, kurie taip įsitraukia į politiką, kad nemato, jog jie yra tik įrankis įgyvendinti elito planus. Viskas, ko te reikia, tai duoti jiems duonos ir žaidimų. Ir nors ši religija dažnai tampa patyčių objektu, per paskutinius keletą metų matome, kad krikščionybė pamažu atgimsta ir vėl pradeda kilti. Anksčiau pateiktoje prognozėje rodžiau, kad Donaldas Trumpas sekančioje naratyvos atkarpoje vaidins labai svarbų vaidmenį, nes po 2020 metų rinkimų jis taip ir nepasitraukė iš politikos. Turiu pagrindo manyti, kad šis personažas galimai bus naujo judėjimo vedlys Amerikoje. Nesenai įvykęs pasikėsinimas į jo gyvybę tik dar labiau sustiprino jo kaip tautos gelbėtojo poziciją. Šis aktas padėjo įtikinti jo sekėjus, kad jis nėra tik eilinis sistemos koziris, o iš tiesų yra žmonių pusėje. Atminkite, kad dar praeitais metais jis minėjo, jog jeigu bus išrinktas prezidentu, jis žada įkurti dalinį, kuris kovos su antikrikščionizmu. Jis taip pat pažadėjo visiškai reformuoti teisingumo departamentą. Kapstydamas Trumpo istoriją aptikau įdomų faktą. Jo senelės vardas buvo Elizabeth Christ, o po santuokos ji tapo Elizabeth Christ Trump. Krikščionių gretos didėja ne tik politikoje, bet ir pramogų bei verslo pasaulyje. Įvairios kalbančios galvos ir kitos padarų marionetės staiga pradėjo konvertuoti į krikščionybę ir skleisti tą pačią žinutę. Vienas iš tokių asmenybių yra žinomas komikas ir Holivudo aktorius Russellas Brandas, kuris staiga tapo dvasingumo ir antivyriausybės politikos ikona. Daugelis pamiršo, kad tai būtent jis 2012 m. Londono olimpinių žaidynių uždarymo ceremonijos metu, apsirengęs kaip skrybelius, stovėjo ant stogo autobuso, kuris važinėjo ratais ir skleidė burtus. Primena brolių Grimų pasakos personažą žiurkių gaudytojas iš Hamelno, kuris yra laikomas sielų gaudytojo ir apgaulingo gundytojo simboliu. Pasakysiu tik tiek, kad būkite budrus, ką sekate internetinėje erdvėje, nes vis daugiau panašių personažų konvertuojasi į krikščionybę ir ragina tai daryti savo sekėjus. Visą tai atrodo per daug sinchroniškai ir kvepia dar vieną apgavystę. Jau pradedame matyti, kaip visame pasaulyje pamažu auga antisemitizmas. Tuo pačiu metu Europoje matome augantį nusikalstamumą ir vis daugiau musulmonų atvykėlių išpuolių. Žmonės visą tai stebi pasipiktinę, todėl tam tikrose Europos šalyse jau pamažu kyla nacionalizmo sentimentas. Atrodo, kad scena jau yra paruošta ir visi aktoriai savo vietose. Beliko pakelti uždangą. Šis naujai iškilęs krikščionių politinis judėjimas yra reikalingas tam, kad atėjus laikui būtų galima pateisinti trečiąjį pasaulinį karą prieš islamą, kuris buvo aprašytas masono Alberto Paiko laiškuose Giuseppei Mazziniui. Tai yra karas tarp rytų ir vakarų, kuris prasidės nurimus musulmonų pabėgėlių atakoms. Ir visa tai nėra nauja idėja, nes šis politinis judėjimas yra kruopščiai orkestruojamas jau ne vieną dešimtmetį. Įvairios psichologinės operacijos, kurias jau matėme ir kurias dar tik išvysime, yra tam, kad supykdytų krikščionis ir privestų juos iki kraštutinumų. Krikščionių reichas išvaduo žmonės nuo visos tos dramos, kurią per pastaruosius 15-20 metų įvedė politiniai kairieji. Visi tie liberalai ir demokratai bus paaukoti ir sumalti į miltus. Galima tikėtis daug naujų įstatymų, kuriais bus uždraustas atviras laisvo gyvenimo būdo propagavimas. Iš pradžių žmonės džiaugsis matydami, kad slopinama genderizmo ir homoseksualų kultūra, draudžiamos nuogybės, pornografija ir kitos nešvankybės. Kad dar labiau sustiprėtų žmonių pasitikėjimas ir palaikymas, bus leista atsigauti ekonomikai ir pakils gyvenimo lygis. Bet tai tik spąstai. Visą tai seks tokia radikali politika, kokios Amerika dar nematė. Jeigu jums atrodo, kad raganų deginimo ant laužo dienos jau baigėsi, tuomet būsite nustebinti. Sunku tuo patikėti? Siūlau pasikapstyti istorijoje ir pamatysite, ką sugeba žmonės, kurie šventai tiki, kad yra Dievo sąjungininkai. Galbūt 10 000 giljotinų ir vienkartinių karstų, kuriuos įsigijo nepaprastųjų padėčių valdymo agentūra FEMA, yra paruošti būtent šiam scenarijui. Ir tai vyks ne tik Amerikoje, bet išplis po visą vakarų pasaulį. Aš tikiu, kad Donaldas Trumpas bus tas politinis lyderis,
kuriam paskirtas vienytojo vaidmuo, todėl jo kadencijos metu bus laikinai atstatytas ramybės ir klestėjimo laikotarpis. Ir tai beje nereiškia, kad jis turi tapti prezidentu. Pakaktų jį išrinkti atstovų rūmų pirmininku. Kinų kalendoriuje drakono metai visuomet pažymi JAV prezidento rinkimus. Drakono metus seka gyvatės metai, o tai yra metai, kuomet istoriškai JAV įsitraukia į karinius konfliktus. Todėl manau, kad ir šį kartą pamatysime JAV stojant į kurią nors konflikto pusę tik sekančiais 2025 metais. Tai pažymės sekantį plano etapą – paskutinį kryžių žygį. Visada yra vienas ilgas energijos pjūtės ritualas. Žinau, kad tarp mano klausytojų yra dalis žmonių, kurie jaudinasi dėl visų šių artėjančių įvykių ir klausia savęs, ką man daryti, kaip save apsaugoti. Savo įrašuose stengiuosi padėti jums suprasti, kad ši realybė tai nėra tikra realybė, ji suvokiama. Kiekvienas iš mūsų patys renkamės būti įvykių dalyviais ir už savo pasirinkimus turime sumokėti kainą, nes dalyvis yra subjektas, o subjektas turi teisės ir pareigas. Privalote suprasti, mylėjai, kad klausimas, kaip man apsisaugoti, kyla iš nerimo ir baimės, o nerimas ir baimė yra žemo dažnio vibracijos, kurias realybė jums atspindi fizinėmis aplinkybėmis. Tai siunčia žinutę kūrėjui, kad nepasitikite juo ir todėl jis negali jūsų apsaugoti. Žmogus yra didžiausias savo paties priešas ir padarai tai puikiai supranta, dėl to ir skleidžia nuolatinę baimės ir nerimo vibraciją. Juk nuolat jums sakau, kad tai laikotarpis skirtas atsikratyti savo baimių ir ribojančių įsitikinimų. Visa tai, kas dedasi pasaulyje, yra tarsi pjesė teatro scenoje. Kaip užuolaidos pakyla ir pasirodo aktoriai, jie vaidina savo personažus ir ta vaidyba dažnai turi daug gilesnę potekstę, kurios daugelis neįžvelgia. Teatras laikosi ant kolektyvinio tikėjimo. Visi politikai yra tik tai aktoriai, o tie, kuriuos vadiname elitu, yra tik marionetės, kurie prireikus gali būti paaukoti. Tiesa yra tame, kad viskas, kas vyksta pasaulyje, yra susijęs su perkrovimu, kuris artėja 2040 metais. Apie tai yra 6 apokalipsės antspaudas. Tikrosios istorijos slapstymas, nesibaigiantys karai ir konfliktai, įvairios genderizmo, homoseksualų ir kitos naratyvos yra skirtos nukreipti mūsų dėmesį ir neleisti mums sužinoti, kad ši simuliacija yra periodiškai perkraunama. Šis pasaulis nėra toks, koks jis atrodo. Dėkuoju Jums, kad žiūrite. Jeigu mano turinys Jums patinka, kviečiu prisijungti į bendruomenę Patreone ir tapti kanalo rėmėju. O šiam kartui tiek. Iki.